Noriu perskaityti svarbiausias gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės. Taisyklė 1. Gimnazijoje pagrindinė vertybė pripažįstamas laisvas, kūrybingas ir veiklus žmogus, vertingas savo ir kitiems asmenybė. Todėl bendruomenės narių santykiai turi būti grindžiami pagarba, krikščioniškomis ir bendražmoniškomis nuostatomis. Taisyklė 3. Visi darbuotojai ir moksleiviai privalo tiksliai vykdyti gimnazijos bendruomenės konferencijos, gimnazijos tarybos, pedagogų tarybos ir direkcijos nutarimus. Taisyklė 6. Išleisti mokinį iš pamokos turi teisę klasės auklėtojas, dalyko mokytojas arba administracijos atskiru atveju atstovas. Taisyklė 12. Gimnazistai vilki nustatyto pavyzdžio uniformą. Taisyklė 13. Gimnazistai nerūko, nevartoja narkotikų ir alkoholinių gėrimų. Ir taisyklė 14. Gimnazistai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai laikosi etikos ir estetikos reikalavimų. Mokosi bendravimo kultūros. Jaunesnieji pirmieji sveikinasi su vyresniaisiais.